Treneri, rezultatas, aišku, turbūt, kuris nelabai jūsų tenkina. Pradėjot rungtynes žaisdami dviem puolėjais ir kaip ir žaidimas, tarsi kalbant apie pirmą kėlinį, kaip ir nebuvo visiškai blogas, tačiau man bent kiek trūko, kad labai nebuvo aštrumo priekyje. Taip, trūko, kaip jūs ir minėjote, to aštrumo, to naglumo, to pačio. Kaip ir kamuolį pavyko tam tikrais momentais pakontroliuoti, bet taip pat ir buvo per daug to kamuolio perlaikymų, kaip sakyt. Futbolas yra paprastas, kartojau po Žalgirio, kartojau, dabar yra paprastas, bet sunku tą paprastą žaisti. Tai čia buvo ta didžiausia problema, man atrodo. Antrame kėlinyje atlikote keitimus, bet labai greitai praleistas antras įvartis, antro kėlinio pradžioje, kur turbūt buvo toks lemiamas, kur psichologiškai po jo sunku atsigauti. Psichologiškai nesutikčiau, nes rungtynių gale tikrai turėjome ir savų momentų ir buvo tas aštrumas. Tik truputį nustebino, kaip tas aštrumas atsirado rungtynių pabaigoje, kada 2-0 ir jau atrodo turi būti jėgų stygius, bet tai jeigu galim gale rungtynių būti aštrus, kodėl nebuvom rungtynių pradžioje. Čia didžiausias yra klausimas, kur privalom išsiaiškinti, nes šitas dalykas man asmeniškai netenkino. To aštrumo nebuvimas, ypač pirmoji rungtynių pusėje. Ok, kontroliuojam tą kamuolį kažkiek, bet kada be jo, per minkšti buvo, visiškai. Tai va šitas yra dalykas, kur ir vėlgi parodė, kad rungtynių gale to agresyvumo, tokio kieto užėjimo ir nuėjusi. Negalim leisti varžovom, nežiūrint pasus dalint. Čia jau ne tik, reikia vėl pasižiūrėti ir trūko šiandien aštrumo. Svarbiausias dalykas, kaip ir sakote, yra atakoj, naglumo, to tokio ėjimo per galvas. Tai čia, manau, esminiai dalykai, dėl ko šiandien nepavyko pasiekti teigiamų rezultatų.